35, o jautiesi 55, tai tikrai gali būti dėl zombinių ląstelių. Čia tokios ląstelės, kurios nebedirba, nebesidalyja, nepasišalina ir principe tampa šiukšlėmis, kurios sukelia uždegimus. Visi puikiai žinome, kad kuo organizme daugiau uždegimų, tuo jūs senyn ir sveikata prastyn. Kadagi tos ląstelės suzombėja? Kai tu kasdien patiri gerą dozę streso, mažai ar nekokybiškai miegi, ignoruoji nuovargį, valgai per daug rafinuoto angliavandenių, žinau, kad mėgsti bandelę prie kavos, o kartais net per daug sportuoji. Taigi, kuo daugiau zombinių ląstelių, tuo tu jautiesi vis lėčiau, sunkiau ir seniau. Gera žinia, kad senomis ląstelėmis puikiai rūpinasi senolitikai. Jų darbas padėti kūnui atsikratyti tų pasenusių ląstelių. Sakysit, čia antioksidantai. Oi, ne. Senolitikai neveikia kaip įprasti antioksidantai. Jie taikosi būtent į tas pavargusias uždegimą keliančias ląsteles, kad kūnas vėl galėtų grįžti į savo biologinį amžių. Ir čia žiba japoniška formulė Oligo Elife. Tai yra tik 2 ingredientai, bet efektas yra kaip visų 3. Mažina oksidacinį stresą, padeda valyti senstančias ląsteles ir palaiko tą jausmą, kai kūnas pagaliau nebevėluoja paskui tavo gyvenimo tempą. Esmė – mažiau zombių, daugiau longevity ir anti-aging.